Labas rytas. Labas iki Kvarkūnė. Labas rytas iki Kvarkūnė. Nu, mazalė mano. Kaip tu miegojai, a? Kaip tu miegojai? Gerai miegojai, be judesio, visą naktį ramiai. Drebalkata. Nu, gulkis. Eik į vietą, gerai? Eik į vietą čia. Lysk. Girdi. Oi, prisnigo per naktį. Aš sakau, pasišildyti. Šeši laipsniai mašina. Ar drėgmė didelė? Čia tokį turiu. Tai ką, pasišildau mašiną ir bandysiu lipti. Žiūrėt, kas laukia dedas, net atvažiavau, net nežinau, kur esu ir ką veikiu. Miegu. Vakar naktį važiavau stačiu šlaituku. Tai dabar tikiuosi aš į jį važiuosiu, nes bus slidu. Oi, gerai. Bandau keltis. Vakar užmigau su lietum, šiandien pabudau su sniegu. Žiūrėkite, kaip čia viskas atrodo, kur aš čia atvažiavau. Aliaska, ko ne Aliaska. Gerai, ne?
Žiauriai faini. Vakar atvažiavau, visiška tamsa buvo, nieko nematyti. Vaizdas gražus. Ledai sustumti. O, einu ieškot mikrofoniuko. Ir eisiu darytis arbatos ir pusryčių. Esu dideliuose apmąstymuose. Šiandien važiuoti toliau ar pasilikti čia vienai nakčiai dar. Visą dieną taip gražiai sninga. Nes realiai jeigu važiuosiu, tai ką jeigu važiuosiu, tai vėl visą dieną kely. Kas čia yra? Kad čia neužsidaro. O man ar yra kur skubėti, aš nežinau. Ir kūnė? Kažkur šuo pabėgo. Šviesu, jam čia paeksplorint patinka. Ai, šikas susirietęs pabėgęs. Tai kur tu buvai, ką? Kur tu buvai, seniok tu man? Seniok, nesalta, ką? Nesalta? Oi, lėkė, ne? Pavalgyt reikia. Aha. Įdėt tau valgyt. Valgysi? Gerai. Pirmiausia, ko reikia pasirūpinti, tai šuniuku. Jisai tai savim nepasirūpins. Kepurę reikia užsidėti. O, čia man taip plikiai šalta. Nesvarbu, kad kapišonas uždėtas. Nu, šuniuk. Teik, kur čia tau padėti? Čia, kad nesnigtų į vidų. Toks va mano pasislėpimas nuo sniego čia. Trumpam laikui. Tam dar užtemti reikia. Čia visai neblogai. Čia visai neblogai. Čia reikia kažkaip susitvarkyti. O, čia man nepučia vėjas. Viskas gerai. Tik tai sninga kažkaip labai stipriai. Aš bijau, kad aš čia užsibuvęs neišvažiuosiu paskui. Pasidarysiu pusryčius, žiūrėsiu. Jeigu ką, pakilsiu ten į viršų, nes čia aš esu tokioj papėdėj. Jeigu čia gerai uždrėps sniegą, o kas šituose kraštuose labai būna staigiai viskas. Nu, vat kaip dabar. Tiesiog drebia tą sniegą. Tokiais mažais, smulkiais. Bet jo daug. Tai va, gerai, reikia pažiūrėti čia dar. Reikia biškį aną galą atlaisvinti, kad čia daugiau turėčiau žolės. Čia gal. Taip. Ir ten tą kampą paleisti, nes jisai čia užsitempęs normaliai, o ten
Nu, matot, kaip varo sniegą. Kažką čia netaip panariau. Čia šitas kampas gražiai. Ta gal užtempt labiau reikia. O, panašiau. Čia reikia gal pamanyti dar soskę įsitempt. Va, parodysiu, kaip čia dabar viskas atrodo. Iš išorės. Tiesiog, kad sniegas nevarytų valgyt darant. Išsitempiau tentuką, vėjas nepučia. Tokia tema. Paskui čia reikės jau šitos pagalius apsitvarkyti. Jeigu nekilsiu į viršų, nes kažkaip labai jau to sniego daugėja staigiai. Tokie mano namai. Tikiuosi, daug patirties parsivešiu iš po tokių pasivažinėjimų. Ir greičiausiai savo stafą reikės gerokai atsinaujinti. Tai va. Gerai deduosi ir einu valgyti darytis. Dujos, 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 dujos. O kur dujų žarna? Čia. Kaip aš savo to dujinę džiaugiuosi. Pasikepsiu kiaušinienę. Šiandieną. Tas pirmas dienas viskam susidėlioti. O pirštinės palikau namuose, savo šiltasias. Čia va mano bardakėlis. Pavalgysiu, reikės eit susidėti šiandien, dar pabandyti perdėliot, permesti, kad kuo patogiau būtų. Lovos jaučiu net nelankstysiu. Tiesiog reikia pasidaryti taip, kad važiuojant visada būtų patogu. Nereiktų jos man kas vakarą ar ten kas dieną sulankstyti, išlankstyti. Reikia susidėti viską taip, kad būtų patogu prieit, paimti. O dabar va, pastebėjau valgyti daryti, pavyzdžiui. Nu, maistas turi būti realiai padėtas prie galo, o ne kažkur vidury salone. Tai va, ką pusrytėlius jau beveik į galą darau. Šoninę iškepą įmetu svaguniuką, kiaušinių daug. Biškį pasistiprinti reikia. Pasistiprinsiu ir eisiu susidėlioti. Žiūrėsiu, šiandien dar reikės patikrinti vindį, kas čia darysi su tuo sniegu. Nes jeigu labai daug drėbs sniegą,
Tai aš bandysiu bent jau pakilti ten į viršų iš tos duobės. Kad paskui netektų buksuoti man. Aišku, turiu grandinės, nieko galbūt baisaus nebus, bet... Grilius pasitarnauja lėkštės šildymui. Ir man netals maistas. Gerai sugalvojau. Aš pats savim apakęs. Tai kol išsikepsiu viską ten šiltai mano šoninytę, taip tupės lėkštėj. Gerai, šiltą maistą valgysiu ir visada taip galėsiu daryti, įsivaizduoji. Liuks. Va, kaip gerai atrodo. Bele kaip. O gamtoj dar ir kaip skanu. Ne tas žodis. Gerai, dangčiuką. Neįveikiau aš savo maistą, su sūniuku dalinuos. Nu, nepyk, jau nebedraugs, ne? O, nebedraugs. Tokį skonį gavęs. Valgyk. Kaip manot, verta būtų čia pažvėjo? Skardžiukai tokie. Manau, vienas kitas upėtakis čia tikrai slepiasi. Labai dar noriu vieną dalykėlį padaryti. Tokį kai kokį. Eik į savo vietą, Herkūnė. Eik, atsigulk ten. Į dėžę. Nežinau, tokiu oru, ar įmanoma iš vis tai padaryti. Bet tikiuos paeis. Nu, paėjo. Biškį dar burbuliukus išstumdysiu, manau, stiklas bešildydamas išgarins dar likusį vandeniuką. Ir let adventure begin!
Taigi, kas nematėt dar mano pasiruošimo video, būtinai pažiūrėkit, suprasit, apie ką čia eina kalba. Pažiūrėkit pirmą seriją, jeigu praleidot. Nu ir antrą pažiūrėkit. Nu ir paspauskit like, paspausk subscribe, parašyk komentarą. Ai. O, kad čia prisniga į vidų. Nusprendžiau. Šiandien padarysiu, nežinau, 100-150 km. Pavažiuosiu biškiuką į Slovakiją. Slovakijoje ten ir pasiliksiu, o paskui iš Slovakijos kitą dieną važiuosiu tolyn. Tai palieku šitą vietą. Gražu, bet man reikia keliauti toliau. Kelelis nelengvėja. Kelelis nelengvėja. O taip kalnuose, vieną dieną sausa gali būti, kitą dieną privaryta sniego. O čia jau prasidėję. Prasidėję Tatrai. Veizas rodė kelią, dingo kelias, ta prasme, nėra kelio. Tai kaip pravažiuot? Ne, hebra, aš čia nevažiuosiu. Čia manęs nieks neištems paskui. Bet aš nerizikuosiu, bus per stipru. Reik ryšį susirasti, nes ryšio beveik nebėra. Čia labai sunkiai kažką gaudo. SMS eina parašyti. Važiuosiu aš iki tos Slovakijos, ne 1,5 valandos, kaip rašo, bet jau visas 4. First one. Okay. And that one. Okay. A drink? A cup of tea. Proszę? A cup of tea. Okay. Thank you. I proszę tutaj. A nie będzie miała Pani złotówki? Nie, do 120 proszę. Okej. Polskie czy polskie? Okej. Poszło. That's it. Thank you. No. Šuniukui irgi liko mažas kauliukas. Bet su mėsa apkibęs. Tikiuosi apsidžiaugs, nesupyks, ką šį biškiuką čia palikau mašinai trumpam. Aš jau Slovakijoje. Ką tik pravažiavau sieną. Ant pasienio nieko nėra. Nei Lenkų pusėje, nei Slovakijos pusėje. Matyt, labai geri draugai.
va, o aš važiuoju į vietą kaip ir visada, kaip ir vakar sakiau, kad ne, daugiau nevažiuosiu nakties metu. Bet panašu, kad aš kol iki vietos davažiuosiu, nes dar 40 minučių rodo, kad būsiu 5:30. Tai jau bus tamsu. Tai gerai, kad aš valgyt nedarysiu nieko. Šokau pakeliui, pavalgiau. Neatsispyriau Lenkijoje bent vieną kartą pavalgyti. Kiek važiuoju pro Lenkiją, ten visada skanu, visą laiką didelios porcijos, alkanas neliksi, pamaitina kaip pas močiutę. Tai va, važiuoju į vietą. Kai grįšiu, susiruošiu, paliksiu Webastą jaučiu, šiandien pajungsiu. Dar patikrinsiu, aišku, kiek naktį bus šalčio. Vau, kaip gražu, jau čia kalnai. Nugi ką, draugai, kapitonai žvejai ir turistautojai. Taigi šis vakaras pas manęs jau į pabaigą, susiruošiau pamontuoti vlogelį dar. Kiek man jau čia pavyks, įsijungiau šiandien Webastą, po truputį šildau namus Ir ką, keliausim į kitą dieną. Šiandien aš atvažiavau į tašką Slovakijai. Viskas sėkmingai, pravažiavau. Susiradau spotelį tokį prie ežero, rytoj rytą parodysiu, nes atvažiavau vėl su tamsa. Ir žadėjau su tamsa daugiau nevažiuoti, bet paaukojau tą laiką valgymui. Tai sustojau pakeliai pavalgyti biškį rimčiau. Pavalgiau, atvažiavau čia, kad nereikėtų gamintis biškiuką, daugiau laiko liktų pasidarbuoti. Tai ką, iki rytojaus, kapitonai žvejai ir turistautojai. Be to, paspausk like, jeigu nepalaikinai dar, paspausk subscribe, jeigu dar nepasubscribinai. Nu ir jeigu turi ką pasakyti, parašyk komentarą. Lauksiu. Iki.